Joniškis artimiausiomis dienomis pasitiks benzininių pjūklų gaudimu ir kaltų stuksėjimu. Žemės ūkio mokyklos sodelyje daugiau kaip savaitei įsikūrė meninės dirbtuvės. Čia pluša jau 5. kartą organizuojamo tarptautinio medžio skulptūrų drožėjų plenero dalyviai. Tai žinomi mūsų šalies meistrai ir svečiai iš Latvijos bei Estijos. Plenero organizatoriaus Joniškio žemės ūkio mokyklos direktoriaus pasakojimu, tradiciškai skulptūros papuoš mokyklos teritoriją bei įvairias miesto erdves, seniūnijas. Pasak Liudo Jonaičio, joniškiečių šis pleneras labai laukiamas, dėl galimybės patiems pamatyti, kaip ąžuolo rastas virsta meniniu kūriniu, pabendrauti su autoriais, todėl šiais metais teko gerokai pasistengti, kad renginys vėl įvyktų. Neradom finansavimo iš savivaldybės, neradom finansavimo iš ministerijų, tačiau tik tai kantraus užsispyrimo ir sunkaus darbo, ieškojimo rėmėjų šitas pleneras ir vyksta pas mus. Kai kurie skulptoriai nėra praleidę nei vieno Joniškio žemės ūkio mokyklos organizuojamo plenero, taigi dalyvauja jau 5. kartą. Vienas jų – plenero vadovas pasvalietis Kęstutis Krasauskas. Jo tikinimu tai reta galimybė eksperimentuoti, įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus ir susitikti su kolegomis. Plenero metu yra duodama tema ir pagal tą temą mes galime išreikšti tai, kas mums iš tiesų guli ant širdies, ką mes norėtume patys pavaizduoti, kas mums yra įdomu, patiems įdomu. Ir be abejo, plenero metu tai bendradarbiavimas ir bendravimas su kolegomis. Tai yra viena iš pagrindinių susitikimo priežasčių. Šiemet plenere dalyvauja 2 šiauliečiai skulptoriai. Žinomi menininkai sako ir šiaip randantys laiko ir progų kūryboje improvizuoti. Tačiau toks pleneras visad yra įdomesnis nei darbas įprastoje aplinkoje. Bičiulių bei naujų pažįstamų draugijoje ir smagiau, ir galima sužinoti daug naujo, pasidalinti patirtimi. Plenerai tai nuo seno, žinai, kai aš jau senas ir seniai dalyvauju, tai nuo senų laikų. Taigi tarybiniais laikais nemokėdavom pinigų, tai gaudavai arba spidolą, arba diplomatą, tai buvo pagrindinis prizas. Bet tai svarbiausiai būdavo, žinai, susitikti meistrus. O ypač, kai suvažiuoji va čia iš visos Lietuvos, tai netgi kartais ir technologijos, ir įrankiai, ir, žinai, ir šiaip žmonės įdomu. Yra kelios situacijos. Puikus oras visų pirma gamtoje. Gera mediena, ąžuolo, kurią galima puikiai apdirbti su įrankiais, ir puikus bendravimas tarp kolegų. Iš tikrųjų, jeigu sakytai, puikiai organizacija, mes iš tikrųjų esam patenkinti tuo. Šiemet dalyviams skirtos kelios temos, kuriomis skulptoriai turi kurti. Po kelių dienų joniškiečiai išvys Vilties angelą, Šventą Florijoną, literatūrinį suolelį, medžioklės deivę, skirtas krepšiniui bei mokytojui ir kitas skulptūras. Kol kas bene daugiausia smalsių žvilgsnių sulaukė meistro iš Latvijos, kuriamas sostas Miško karalius. Tai pasakų karaliaus sostas. Aš pamaniau, kad juk tais laikais karaliai ne tik soste sėdėdavo, o ir keliaudavo kur nors. Tad ir ištikimą draugą šalia padariau. Sėdėti čia nelabai patogu, bet juk ne kiekvienas ir gali soste sėdėti. Juk čia ne kokia paprasta kėdė. Dėl to jis net aukščiau pakeltas, net kojos žemės nesiekia. Taigi, tegul kiekvienas šitą sostą išmėgina. Planuojama, kad plenero dalyviai darbus baigs šios savaitės pabaigoje ar kitos pirmomis dienomis. Joniškiečiams bei miesto svečiams pirmiausia bus pristatytos visos skulptūros, o vėliau jos papuoš įvairias miesto erdves bei šventes. Pavyzdžiui, krepšinio tema kurtas Estijos skulptoriaus darbas taps Tafisa sporto žaidynių renginių puošmena. Deivės Medeinos skulptūrą bus galima pamatyti šalia medžiotojų ir žvejų draugijos pastato. Viktorija Grušaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios.